Labai jau garsiai. Gerai. Taigi, sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, ne tik raumenis. Šiandieną mes pakalbėsim apie tai, kad treneriai labai dažnai kalba apie fizinį nuovargį, bet iš tiesų beveik niekada nekalba apie psichologinį nuovargį. Tai visas šis podcastas šiandien bus grinai iš mūsų trenerių prizmės apie tą gal juodąją pusę, kaip būna, kai perdegi, pervargsti ar panašiai. Pakalbėsim apie ne fizinį nuovargį, emocinį nuovargį, apie nerimą, apie psichologinę būseną darbe, nes galbūt pavyzdžiui, bent jau iš trenerių pusės, aš taip įsivaizduoju, žmonėm galėtų atrodyti, kad mes labai pavargstam fiziškai darbe. Jo. Daug žingsnių prirenkam ir taip toliau. Nu, aišku, jaučiasi, kad mes pavargstam, bet labiausiai tai turbūt jo emociškai grįžtų namo išsikrovęs visas ir tiesiog, netgi jaučiu kartais kaip laginu, žinai, vakare po visų klientų. Tai žodžiu, aptarsim apskritai. Mes šiandien nenorim susikoncentruoti tik tais į trenerius, mes norim apskritai pakalbėti bendrai, bet kadangi mūsų darbas yra trenerių, tai mes iš trenerių pusės pakalbėsim. Bet manau, kad jūs išgirsit kažką tikrai ir iš savo pusės pajausit, kad ir jums taip yra. Ir galbūt netgi pasidarys lengviau, nes kartais, kai blogai jautiesi, atrodo, kad esi vienas, visi čia švenčia, gyvena fainą gyvenimą, visi disciplinuoti, visi režime. O tau čia kažkoks tai nerimas muša, tu gyventi gal nenori, žodžiu, ir taip toliau. Ja. Tai apie šitus dalykus ir pakalbėsim. Tai Rolandai, tau pirmas klausimas, kada paskutinį kartą jauteisi perdegęs emociškai darbe? Iš tiesų ne taip seniai. Aš manau, kad kadangi, man rodos, jau 5 metai kaip dirbu treneriu ir tai tęsiasi iš tiesų kad daug dirbu, realiai visus 4 metus pirmus, kol supratau, kad manau, jog perdegiau. Tai čia aš šitą supratau praeitais metais rudenį, o prieš tai dirbdavau maždaug nuo 45 iki 50 treniruočių per savaitę, tai čia kaip trenerių yra labai daug. Labai daug. Kai tu man pasakei, atsimenu, kai aš tik atėjau, mes kai susipažinom, kai tu man pasakei, kad tu ten po 200 treniruočių į mėnesį varai, tai, žinai, visi skaičiuoja eurais, visi, žinai. Gerai, kas iš to, bet kai 200 treniruočių pravedė, tu neturi laiko eurų leisti. Jo. Realiai, tau ne tas galvoja jau. Iš esmės, manau, kad tai buvo susidėję kažkiek dalykų, kad aš perdegiau ir pagrindė, tai aš manau, kad gyvenau labiau dėl kitų, tai tarkim dėl klientų, negu labiau dėl savęs. Ir gavosi, kad laiko savo neskyriau, kažkokio hobio gal neturėjau. Žinai, tiesiog darbas, namai. Ir taip gavosi, kad po to supratau, kad aš manau, jog aš emociškai visiškai perdegiau, nieko nebenorėjau. Tai išvažiavau 2 mėnesius atostogauti, atsigavau ir susireguliavau darbo grafiką taip, kad neperdegčiau. Ir dabar aš vedu tikrai mažiau treniruočių. Manau, kad nuo 30 iki 35 treniruočių per savaitę, tai čia tikrai mažiau. Tai normaliai. Ir gaunasi taip, kad aš vakare, jeigu dirbu, tai tik pirmadienį, trečiadienį ir gal kartais ketvirtadienį, o kitom dienom apskritai. Stengiasi anksčiau pabėgti jau. Jo, per pietus iš tiesų. Jo, tai aš kažkur esu skaitęs, kad Lietuvoje dar jau ateina po biškį, gal jau gerėja situacija, bet tau work and balance nelabai yra pas mus dar. Ir aš taip įsivaizduoju, žinai, mes galbūt vis tiek, taip, jeigu taip analizuot, kodėl mes taip elgiamės, galim dirbti mažiau, bet dirbam visą dieną. Vis tiek, čia mūsų toks darbas, kad gauni 10 klientų, užsirašai 10 klientų ir varai, žinai, nėra, kad tu pririštas visą laiką prie to pačio grafiko. Tai aš manau, kad vis tiek, kadangi mes esam postsovietinė valstybė, iš to nepritekliaus, tai pas mus dar viduje yra tas noras uždirbti daugiau to pinigų ir taip toliau, nors jau patys gimėm nepriklausomai Lietuvoje, žinai, bet dar tas poskonis turbūt yra, žinai, bet visą laiką prisimenu tą posakį, kad visų pinigų neuždirbsi. Taip. Man jis labai padeda kartais, kai
nu, vat, pradedi jau žiūri, kad jau, nu, vat, vėl balansas dinginėja, jau treniruočių daug prisirašai kažkokią dieną ir jau žinai iš anksto, kad blogai jausies tą dieną. Žinai. Nu, tai man pirmąjį trečiąjį būna, kad aš daug. Nu, tai žinai, nu, galima kartais ten savaitės dienoj ten pavaryti, bet, nu, blemba, kai tu varai dieną dienon, savaitę iš savaitę, nu, tai taip, tai čia ir bus taip, kad tu perdegsi. O blogiausia atveju, kad tu net nepastebi, kai tu įsisuki į šitą š. Taip. Tau atrodo viskas normaliai, čia pamegosiu, damegosiu, ten, žinai, papildomai ten ką išvarysiu, palisėsiu, bet tai prieini vieną dieną prie tos tokios situacijos, kada jau iš ryto nei keltis norisi, nei gyventi norisi, nieko, žodžiu. Tai, nu, blemba, aš manau, kad reikia kiekvienam žmogui patirti šitą visą. Kad suprastų. Jo, nes išmokti iš kito šitą labai sunku yra, žinai. Nu, žinai, aš kai darbinausi į Gimpliusą prieš 5 metus, dar atsimenu, man vadovas sako, tu tik neperdėk, vesk iki 6 treniruočių per dieną. Ir galvoju, ką jis čia šneka, žinai, kaip čia taip, taigi čia taip atrodo paprasta, lengva. Ir tuo metu man tas darbas buvo kaip hobis. O dabar tai iš esmės yra labiau darbas, kurį mėgstu, bet jau hobių nepavadinčiau iš tiesų šito dalyko. Tai va, ir dar ką pastebėjau, kai buvau tada perdegęs, labai sunkiai eidavo užmigti. Žiauriai sunkiai užmigdavau. Ir ta prasme būdavo, kad aš nedamiegojęs pastoviai, tik savaitgalį išsimiegi. Pradėjau miegoti taip, kad duok dieve 6 valandas išmiegoti ir, nu, jauties žiauriai šudinai, sportuoti nenori, nieko nenori. Pradedi vargyti nesąmonę, žinai. Toks, žinai, iš tą jausmą, žinai, kaip apibūdino, toks kaip į smėlį įkritęs, toks apiblausęs visas, eini nesupranti. Nieko nenori, žinai, galvoju, greičiau tik tais namo valyti, žinai. Tai, nu, buvo taip sunku. Nu, žodžiu, perdegi, miegas sugriūna. Ir nerimas iš nieko. Puldavo, iš tiesų. Stovi darbe, toksai tau šalta, žinai, su megztiniu, treningais dar šiaip šilta, iš tiesų, bet tau šalta, žinai, treniruoji, bet tu negali susikoncentruoti žmogų, nes tau čia negerai, žinai. Tai, sakau, atsigavau, viskas gerai. Dabar tikrai užmiegu, tai per porą minučių atsigulė viskas, žinai. Bet laikausi grafiko, nes apie 9 vakarą einu miegot, dirbu maždaug nuo 6:30 ryte, nu tai čia labai anksti iš tiesų nuo 6:30, bet man daugiau malonumo teikia dirbti ryte negu vakare. Tai va, tai stengiuosi vis tiek tarp 7-8 valandų miegot ir jausmas iškart geriau. Supratau, nu va šitoj vietoj gal aš ir papasakosiu Taip, irgi apie tavo miegą, ką mes kalbėjom, žinai, aš manau, kad įdomu žmonėms bus. Tai žodžiu, visą gyvenimą aš pats, nu kaip visą gyvenimą, kai disciplinuotas režime, anksčiau su sportu labai buvau, ypatingai kai bodybuildingu užsiminėjau, man visada buvo viduje toks mini svajonė prisijungti prie 5 AM Club, tai žodžiu 5 ryto klubo, nu čia taip vadinasi. Kai tu 5 ryto keliesi ir pradedi daryti dalykus, kol visi dar miega. Ir aš bandžiau vieną kartą, kitą kartą. Nu, ir kiekvieną kartą jausdavau tikrai nežmonišką stresą, sunkumą. Nu, aš realiai, labai sunku. Ir pasidariau miego tyrimą. Yra genetikai atradę geną, kurį patikrinus mes galim suprasti, ar mes esam vakariniai žmonės ar rytiniai. Taip. Ten tas pavyzdėlis buvo parašytas, tas pelėdžiukas ar viturėlis, man atrodo, taip ir buvo. Tai žodžiu, vienas yra tas, kuris keliasi vėliau ir eina vėliau miegoti, ir kitas, kuris keliasi anksti ir eina anksčiau miegoti. 60% žmonių pasaulyje yra prisitaikantis, kurie gali prisitaikyti, o kitus 40% dalinasi pelėdžiukai su viturėliais. Jo, ir pasidariau tą tyrimą ir sužinojau, kad aš esu ta pelėda, žinai, ir kažkaip nustojau knisti savo protą ir net iš vis tą mintį numečiau ir nebeapsikraunu ir dėl to kažkaip man lengviau netgi pasidarė. Tai ką noriu pasakyti, kad kartais mes galim netgi kažkokį tai režimą įdiegti į savo gyvenimą, bet tas režimas gali būti visiškai nesuderinamas su mūsų
genetika su kūno galimybėmis ir taip toliau. Tai netgi ir tas darbas, vienas gal ir gali tas 10 valandų atidirbti ir jis galbūt yra labiau emociškai atsparesnis kažkokiam dalykam, o kitas negali gal tų 10 valandų atidirbti, jis gali tik 6 valandas dirbti. Tai čia, žodžiu, svarbiausia yra surasti tą balansą, bet jeigu tu jau, kada atpažinti, kaip tu manai, kada atpažinti, kada jau prasidėjo emocinis perdegimas, o ne tu esi, tipo, kaip čia pasakyti, nebe tai, kad sunku pavargau nuo darbo, Taip. nes dirbu vis tiek energiją, bet kurio momentu tu jau, sakytum, signalai lenda žmogui, pati pradžia. Gerai, nepamirškim to fakto, kad visi žmonės skirtingi, tai kiekvienam gali būti skirtingai, bet mano atveju, aš manau, kad pirmas signalas būtų, kad nesigauna lengvai užmigti. Tai pilna minčių, žinai, kažkokių keistų, o gal ir gerų, bet tarkim, vis tiek pradžiai prieš miegą lendančias mintis, nes kai buvau pavargęs, perdegęs, tai tu dieną jautiesi toksai mieguistas, bet vakare tavo akis stačias jau ir toksai atrodo, o tai kaip dabar užmigti, visą dieną norėjau, o dabar nebenori, žinai. Tai čia gal pirmas signalas būtų. Antras signalas, tai kai tu savęs neužėmi kažkokia veikla, pradedi prisigalvoti nesąmonį. Prokrastinavimas tas, grumuliavimas. Taip, pradedi bijot kažko nerimauti, kol galiausiai antiek įlendi į tą visą minčių srautą ir supranti, kad žiūri, atrodo, pasaulis griuva po tavo kojom, bet iš tiesų tai nieks negriuva, nieko nevyksta. Ir tada aš manyčiau, kad žmogui reiktų stabdyti tempą iš karto. Nu jo. Man irgi taip yra buvę, žinai. Tai va, gal, žinai, papasakok savo patirtį, ar buvai perdegęs? Jo, tai buvau perdegęs, aišku, visokių tų gyvenime etapų, daug visokių, žinai, ir galbūt aš kada aš jau pradedu suprasti, kad aš perdegęs, tai kai suprantu, kad pradedu gerti neribotai kavą arba energetinius gėrimus kažkokius tai taip, nes supranti, kad save dienos metu jau tonizuot bandai, traukti iš savęs tą energiją, kurios neturi, nes tu turi ją turėti atsikėlęs, žinai. Ten, ten rytinis kavos puodelis čia galbūt vienas dalykas, bet... kaip ritualas. Jo, bet aš kai jau matau, kad aš jau daugiau, tai man tada prasideda, aš ir jau pradedu, nežinau, permušimus, nerimą ar dar kažkokį, man tiesiog jausmas čia atsiranda. Tai jeigu aš nepamiegu kelias dienas ar daugiau tų treniruočių paturiu, tai tada jau... Tai aš galiu pradėti tiesiog, man iškart pradeda daužyti. Tai gal ne tiek, kad ten kažkas vyksta, spaudimas, pulsas, bet jaučiasi nerimas, tas, visi žinom tą jausmą čia. Tai žodžiu, tik pradedu čia jausti, aš jau suprantu, kad aš jau perspaudžiu. Jau žodžiu, kūnas jau tokį man signalą siunčia. Koks dar signalas, tai sakyčiau, žiūrėkit, jeigu jūs dirbat ar darot veiklą, kuri jums patinka, jinai, tiksliau gal jūs darot, kaip pas mus su treneriais būna dažniausiai, tu sportuoji ir iš tos meilės sportui tu galvoji, norėčiau su tuo būti visą gyvenimą ir iš to uždirbti pinigus. Vienas dalykas yra iš to uždirbti pinigus, kai tu sportuoji, kitas dalykas, kai tu treniruoji, žinai. Taip. Ir tada gaunasi, kad kai pradedi treniruoti, tu pradedi mažiau to sporto mylėti. Taip. Nes tiesiog tu ten, kur anksčiau eidavai pailsėti, pramogauti, atsitaškyti, dabar čia yra tavo ofisas. Taip. Ir tau norisi kažką. Čia buvo blogiausia dalis. Tai aš manau, kad kai jau tau nebesinori į tą vietą ateiti, reiškia, jau biški tu ten per ilgai užsibūni, žinai. Tai aš sakyčiau taip, jeigu aš matau, kad aš jau nesitreniruoju salėj, mes ir kalbėjom, žinai, kad ten galbūt jėgos treniruočių trūk, bet mes pakeitėm biškį konceptą, ten galbūt daugiau funkcinių judesių, kažkokio tai to, bet vis tiek ateini į tą salę, vaibą gaudai ir viskas gerai, žinai. Bet kai jau nebesinori, tai irgi sakyčiau, kad čia vienas iš didesnių tokių signalų yra. Kas dar, aišku, aš sakyčiau, reiktų žiūrėti tą nuotaiką savo. Jeigu jūs po sporto jaučiatės blogiau, o ne geriau, tai reiškia, tikrai jums nereikėjo tos treniruotės ir kūnui tiesiog reikia pailsėti. Aš visada sakydavau žmonėm, jūs galit būti
vat iš klientų perspektyvos pasakysiu. Yra klientų, kurios reikia spausti ir yra klientų, kurios reikia stabdyti. Tokių, aišku, žymiai mažiau. Tai dabar, vat, kaip tik vat, su vienu, turiu vieną klientą, turbūt gal jeigu ir mane žiūri, tai supras, kad apie jį, nu, žodžiu, bičas, nu, ta prasme, nežmoniškai daug aktyvumo turi, žinai. Labai daug, žinai. Ir, nu, gerai, jeigu jo kūnas sugeba pavestis, emociškai susitvarko, jam fainai skaifuoja, viskas gut. Bet kartais, nu, tas, pavyzdžiui, sportas gali taip dreininti, kad tu dėl sporto ir gali pas tai atsirasti emocinis ir nerimas dėl to, kad tu visus resursus palieki saliai iš savo to kažkokio tai kaprizingo noro ten kažkur būti geresnių, geriausio ir po to žiūri, kad pareina emocinis perdegimas, nes kūnas neturi resursų. Tai va, tai tiesiog ką noriu pasakyti, kad nu viską reikia suderinti labai, tiek darbą, tiek tą patį sportą, žinai, nu viskas visur turi visur būti balansas. Tai va. Aš, matai, čia labiausiai norėjau gal įsiterpti taip, kad visi, kurie, pavyzdžiui, naujokai treneriai arba apskritai dirba su žmonėmis, ten kirpėjai, makiažo kokie nors specialistai, pradžiai labai faina, nes skaičiuoji pinigais kiekvieną žmogų ir pradedi uždirbinėti, bet ilgainiui įmanoma tikrai perdegti, tai geriau iš karto biški mažiau, tarkim, tų treniruočių vesti, bet tu jausies žymiai geriau. Jo. Tai va. Tai mes kaip ir kalbėjom, kad kai tu dirbi su žmonėm ypatingai, visų darbai yra super svarbus, mes kalbam iš savo perspektyvos pusės. Tai aš manau, kad mūsų supras visi specialistai, kurie dirba su žmonėm, masažuotojai, kirpėjai ir taip toliau. Tai palikim tą dalį fiziškai, tarkim, masažuotojas dirba daugiau fiziškai negu kirpėjas, bet kalbėkim tik apie tą dalį kontaktą su klientu. Taip. Tai, nu, žiauriai gali pavargti, nes tau reikia į kiekvieną žmogų įeiti. Kiekvienas žmogus su savo skirtinga istorija, su savo skirtingu balso tembru, žodžiu, ir tu turi kaip equalizeris prie kiekvieno prisidarinti kiekvieną kartą. Ir tas kainuoja nemažai tau vidinių resursų. Tai ką noriu pasakyti, kad nu, vat, ir Rolandas jau prieėjęs prie tos išvadas ir aš jau irgi prieėjęs, nu, kad jeigu ir atrodo, kad gali pavežti, neapsigauk, nes tiesiog vieną dieną atsikelsi ir jausi, kad nebenori į darbą eiti. Ir tas nerimas, jisai toks tikrai nėra fainas dalykas, nes tu pastoji toks, atrodo. Nu, tu kaip ne savo kūne, tau atrodo galbūt, kad tavo, nu, kad tu gal ne tai, kad tu miršti, bet nebėra kažkokios laimės, tas gyvenimas praranda kažkokią tai, nu, tas spalvas, tada prasmę. Dingsta tas toks užsidegimas, tai visi tokie dalykai, kurie mus priverčia atsikelti kitą dieną, tai atrodo, kad jų nebėra, žinai, tų visų dalykų, arba jie nėra kažkokie svarbus. Nu ir ką, ir tada, nu, tikėtina, žinai, jeigu ilgiau šitoj būsenai pabūsi, tai galima nuprotėti, tai aišku, prasidėti gali visokios depresijos, tada aišku, gali būti visokių sveikatos kitų sutrikimų, žinai. Tai, nu, tiesiog, nu, nes kaip ir būna, kad nerimas, tas emocinis išsekimas, po to nedamiegojimas, po to prastas maistas, nu, ir tada tu pradedi griūti visas. Tai geriau iki to nedaiti, nes, nu, vis, kaip ten sako, dirbi dabar, kad uždirbi babkės, o po to, žodžiu, po to, tu tos pinigus leisi, kad pasigydyti. Tai geriau iškart turėti balansą, kad nereiktų vėliau daug gydytis, bet dabar ir nebandykit tų visų pinigų uždirbti. Jo. Okay. Ar jautiesi pats labiau atsakingas už klientą, už jo rezultatus, negu jisai pats? Arba nesėkmės? Nu, čia. Nes tai labai gali sekinti mus kaip treneris. Galbūt anksčiau, kai tik tais pradėjau dirbti, labai ne tai, kad stresuodavau, bet labai imdavau į galvą. Jo. Nes tu pats, kai ateini į sportą per tą tokį jau savo atletiškumą kažkokį, tai per savo fanatizmą kažkokį, tai žinai, tu turi kažkokią vidų jau suvokęs kažkokią struktūrą, kad nu reikia tenais disciplinuotam būti ir taip toliau. Ir tu kartais matai, kad klientai kažko nedaspaudžia ir taip toliau. Ir tu galvoji, va čia reikia paspausti ar ten kažką pasakyti ir kartais nesigauna. Tai ir ten, sakykime, klientas ten irgi nesidžiaugia, jeigu jam ten kažkas tai neišeina.
Tai gal pirmus metus aš labai dėl to įdavau į galvą, bet po to aš supratau paprastą dalyką, kad mano darbas yra instrukcija. Taip. Bet aš negaliu padaryti už žmogų, žinai, nu taip. Taip. Tai jeigu žmogus pats neužsidegęs, pats nenori, nu tu aišku, tu bandai, bet žinai, kaip sako, su kodavimu, nu taip, žmogus turi pats norėti, kad užsikoduotų nuo kažko tai. Tai čia irgi, nu, jeigu jis nenori, tu jį nuveši koduotis, tai tas kodas ir neveiks turbūt. Tai čia, manau, labai panašiai, žinai, yra, kad, žodžiu, esmė yra labai paprasta, žodžiu, aš dėl klientų nebesuku galvos, jeigu jiems kažkas tai nebesigauna, nes, sakau nuoširdžiai atvirai, ne dėl to nesuku galvos, aš jiems visada maks bandau padėti, bet jeigu klientas pats nenori ir pačiam nesigauna to režimo palaikyti, aš nebepsikraunu, dėl to aš sunkiau dėl to nemiegu. Nu, žinai, kaip iš kur tas atsirado? Iš pagarbos savo, savęs nesuvalgyti, va, apie ką mes ir kalbam, žinai. Nes tikrai būdavo, kad va, ten, tarkim, paturi 6 klientus, ten kokie dar 4 startuojantis, patys ten dar stresuoja, kad ten kažkas nesigauna ir tu visus tą jau stresą namo nusineši ir už jos pergyveni, tipo, ir kas iš to, nu, žinai. Nu taip. Tai manau, kad šitas dalykas galbūt yra išaugama. O kaip tau šitas? Man asmeniškai, atsimenu, pirmus kelis metus baisiai imdavau į galvą, galvojau, kažko čia nekrenta ten tas svoris. Visiems kažkam tas, kažkas dar nutiko. Bet po to aš supratau ir visiems klientam pasakau, kad ir tuos tempimus basic reikia būtinai pasidaryti po treniruotės. Sakau, žiūrėkit, čia darote tai dėl savęs, ne dėl manęs. Ir ateinate dėl savęs. Kai šitą supratau, man pasidarė lengviau. Bet iš esmės pradžiai tikrai gal nebuvau prie to pagalvojęs. Arba tiesiog reikia patirties kažkokios, kad suprastum kelis dalykus, kad tu nebūsi policininkas ir neteisi pas jį namo ir nežiūrėsi, kas pas jį šalituvė. Nafik. Ar kada jis eina miegoti, ar, žodžiu, ar jis iš tikrųjų į salę nenueina, nes kažkas jam atsitiko, ar jis tingi. Aš kaip, žinai, vadovėlis, tarkim, manęs paklausė, aš atsakau ir, aišku, pradžiai, visas instrukcijas susakau, kaip rekomenduočiau miegoti, kiek laiko, žinai, jeigu reikia su maistu irgi, bet aišku, aš nedarau ten tų mitybos planų, nes aš tai grinai esu sporto specialistas, ne mitybos, bet basic atveju, kad tarkim patarti, gal šito nereiktų, arba tą reiktų padaryti, tai aš tikrai parekomenduočiau ir pasakyčiau. Ir tikrai iškart sakau žmonėm, jeigu jau ten nukrypot į dešinę ar į kairę, žinai, suvalgėt kažką ne to, ar ten nedamiegoja, tai tikrai gyvenimasgi yra. Tu negali visą laiką tik režime būti. Tikrai nutik, žinai, ar šventė, ar kažkas ir kažkiek nukrypsi, bet tu po to grįši į balansą ir viskas bus gerai. Tai va, ir kad neperdegti, tai tikrai reikia sau leisti ir to, ir ano. Taip, tikrai taip, ta prasme jo. Kaip atskirti nuovargį nuo perdegimo? Nu tai aš manau, kad nuovargis tai yra visiškai toksai, žinai, natūralus dalykas, kur tu kažką padarėjai, pavargai, pamiegoji, atsikėlėjai, tu šviežus. Jo. Taip, žinai. Aha. Na taip, aš įsivaizduoju, kad tu gali penktadienį grįžti namo po darbų, šeštadienį pamiegi, tarkim, iki pieto, atsikeli ir tau nuotaika yra ir viskas gerai. Man taip nesigaus. Jo, man irgi labai realiai. Šiaip vakar, man atrodo, aš ilgai pamiegojau, tai tikrai jaučiasi, žinok. O perdegimas, kai tau jau nepadeda. Tu nueini miegot pavargęs, atsikeli pavargęs. Jo, tai va, čia manau, taip ir buvo. Jo, labai lengva. Tiesiog, iš ryto, kai tu jau atsikeli po refrešo, ne refresh, viskas, reiškia, tau kažkas ne taip jau yra, jau tavo kūnas jau yra ne savo tam natūralioj būsenoj, tokioj, jis jau su kažko kovoja. Aš tai kai kiekvieną dieną 5 ryte keliuos, tai savaitgalį, kai sakei, va, ilgiau pamiegojai, aš pavyzdžiui vakar turėjau visiškai laisvą šeštadienį. Pamiegojai iki 6? Iki 7, daugiau nebegali. Ir toksai, ką toliau, žinai, tipo, kaip čia reiktų tą bandyti išmiegot, kai tu nebegali išmiegot. Ir tu jau nebenori. Nu tai jeigu nereikia, tai nereikia gal. Bet iki 7 pamiegojau, tai iš tiesų jaučiausi labai gerai. Geras, eina savo. Šiandien aš 7:30 bandžiau atsikėlti. Šiandien 7 aš atsikėdum.
papusryčiavau, pasižiūrėjau filmą Mumbajaus viešbutis. Nu, mūsų labai senis skiriasi rytai. Labai, man tai labai skiriasi. Aš atsikėliau ir galvojau, kaip man čia nepavėluot, kaip tik iššaut kavos greičiau atvažiuoti į podcastą. Žodžiu, nu, bet pasakau, ryte biškį dukrytį sveikata buvo, tai, žodžiu, viskas gerai. Rolandai, o tau būna nerimas prieš darbą, pavyzdžiui, išlenda kažkokie tai nemalonus potyriai? Tarkim, iš ryto atsikeli, ten susirašy, pasižiūri, okei, šiandien, tarkim, 8-6 treniruotės, galbūt yra dar tokių klientų su sudėtingesnėm situacijom. Taip. Ir ar būna, kad galvojai, tai toks, nu, nafik. Gerai. Ne šiandien, taip norėčiau, kad tai būtų ne šiandien. Tai realiai, taip pagalvojus, tom dienom, kai dirbu nuo 6 ryto ir 10 minučių, nu tai po 6:10. Ne, 10 po 6. Taip. Pradedu darbą. Taip. Tom dienom, nu aš vis tiek visą laiką stabiliai 5 keliuosi, bet reiškia, jeigu 10 po 6 pradėsi, tai jausies toksai jau visą dieną dizzy, toks biški. Ne tai, kad nerimo kažkaip atrodo dabar pastaruoju metu neturiu, žinai. Ir vis tiek vestuvėm ruoštis reikia ir panašiai, tai tik geros mintis. Tai tom dienom biški dirglesnis jaučiuosi, nes kai 10 po 6 pradedu, tai aš automatiškai tom dienom dirbu iki 7 vakarą daug maž. Tai čia salėje prabūni 12 valandų, daugiau. Nu, to emocinio išsekimo vakare tikrai bus, grįžti namo, realiai net jokio Xbox'o nenori nieko, tik įsijungi YouTube, kad tiesiog kažką rodytų ir nieko negalvotum, nieko nedarytum, su niekom nekalbėtum. Bet jeigu su antra pusė pabendrauti, tai jo, bet iš mano pusės dialogo tą dieną bus mažiau. Aš labiau būsiu klausytojo fazėje. Bet tu gerai pasakei, nu čia yra emociškai išsekai tą dieną, bet normalu, tu ne robotas. Telefonas irgi išsikrauna, žinai. Pasikroviai, kitą dieną atsikeli ir šio. Taip, kitą dieną aš jaučiuos gerai ir tom dienom, kai dirbu nuo 6:30, tai aš reiškia, turėjau lėtesnį rytą, turėjau 20 minučių ilgiau, man nereikėjo taip skubėti, aš ramiai papusryčiauju, ramiai atsigeriu kavytę, žinai, toks geras ritualiukas. 20 minučių tipo skirtumas, taip, bet ką reiškia žmogui gyvenančiam Vilniui, tipo, žinai, tas 20 minučių, tipo, realiai, kaip taip gali visas diena keistis dėl to. Žinai, man irgi kartais būna, jeigu pavyksta nenumetant žadintuvą atsikelti anksčiau, ir kai būna ten darai kažkokius darbus, ritualus rytais, ten žinai, ten, nu, ten praustis, ten maistas, ten dar kažkas, ten šunį pašerti. Ir aš būna, nu, kai tu pastoviai tą darai, tu būna save kartais prigauni, kad pavyzdžiui, aš būna į laikrodį pasižiūriu, darydamas kažkokį darbą namie ir žiūriu, 15 minučių šiandien anksčiau šunį maistą sausai pyliau. Blemba, ir kaip gera pasidaro, žinai, tipo tu toks, nu gerai, dabar galėsiu neskubėdamas tą kavą išgerti, nelėkdamas. Jo, va, tai tas jo. YouTube. O aš ryte labai mėgstu šiaip YouTube įsijungiu ten kokį Samošką, tai mes aišku kartu su antra pusė pasižiūrim, bet jeigu taip ryte dėl fono, tai kokį Journey LT, ar ten kokį Oriaus kelionės ir tiesiog, kad rodytų ir tu ten žiūri, žinai, bet labai neapsikrauni. Tai va, bet tuo momentu, kai buvau perdegęs rudenį, tai nerimas buvo prieš kiekvieną darbo dieną. Tai jo, aš ir norėjau sakyti, jo, kai esi perdegęs emociškai, tai ir nerimas bus prieš darbą. Jeigu tu nesi išsekęs, tai tau jokio kaip ir nerimo neturėtų būti. Jo. Nes, nu, jeigu yra nerimas, tai yra jau kažkas tau. Kažkas negerai. Jo. Neturėtų, žinai, mušti. Jo, būdavo dienų, kai važiuoju. Svarbiausia, gyvenime nieko nepasikeitė, nieko neįvyko, bet tu nesupranti, kas vyksta. Nu, galvoji daug, kas vyksta. Nu, viskas nuo mūsų, kaip čia to požiūrio, žinai, kaip koks požiūris, taip nuo to viskas ir priklauso, kaip viskas bus. Iš trenerio pusės paklausiu trenerio, įdomu, kaip tu jautiesi. Dirbi su klientu kažkurį laiką ir klientas tau pasako, nu viskas, Rolandai, nebesportuosiu, bandysiu savarankiškai. Ar tu, kaip tu reaguoji į tai dažniausiai? Tau sukuria kažkokias tai neigiamas mintys? Jeigu iš dviejų pusių atsakysiu, jo.
jeigu būčiau naujokas treneris, tai jaudinčiaus galbūt kažkiek, žinai, gal aš blogai dirbau, gal dar kažką, bet dabar, kai turiu patirties, jau tikrai nemažos ir labai daug žmonių sutikau per tuos 5 metus, tikrai jokių parkių nieko nesiparinu, nes aš jau iš šono matau, kad jisai puikiai gaudosi salėj, ką jam daryti, kodėl daryti, kur daryti ir, tarkim, kiek setų ir panašiai. Ir ant jo kūno matosi rezultatas, tai tikrai neapsikraunu ir neliūdžiu dėl to, kad, pavyzdžiui, jisai išeina sportuoti savarankiškai, nes realiai savo darbą su juo atlikau. Aš jaučiuosi dėl to patenkintas ir suprantu, kad anksčiau ir vėliau jo vietą kažkas ateis ir užims. Ir viskas. Tai tebūnie, skaitykim, kad galbūt tom dienom, kai jo nebus, turėsiu arba ilgesnį langą, arba anksčiau baigsiu darbą, o gal vėliau pradėsiu darbą ir turėsiu tą ilgesnį rytą, kurį aš... Čia trenerio grafikas, va toks ir yra, jisai nėra visada vienodas, stabilus. Jo, tai tikrai dėl to neapsikraunu ir sakyčiau, labai gerai, nes yra dar keli klientų tipai, kurie ateina, pavyzdžiui, ten gal 10 treniruočių ar 12 turėti tiesiog, nes vis tiek gal finansai, o trenerio paslauga nėra pigi. Nu jo, taip. Bet yra tokių žmonių, kurie, žinai, nori tavęs jau gal kaip draugo, kaip psichologo, nes tu realiai atlieki draugo funkciją salėje, atlieki psichologo, atlieki trenerio funkciją, tu viską išklausai, tu realiai paruoši visus svorius sudėdi, žinai, jam nieko galvoti nereikia. Vakarė ateina po darbo, atjungia smegenis, jisai pajuda fiziškai, jaučiasi geriau, papasakoja kažką, žinai, geresnė diena, tai geresnių dalykų, blogesnė gal blogesnių, bet labai svarbu treneriui išmokti taip giliai į galvą neimti, jeigu ten jam bloga diena ir panašiai, neapsikrauti dėl kliento kažkokių neigiamų emocijų. Tikrai. Nes, ta prasme, tai tu gali reaguoti į tai, ką jis išneka, patarti, bet būti su juo. To nesineš. Jo, bet tai taip, bet čia irgi tas išmokstama yra, mes kaip ir prieš tai kalbėjom, kad, reikia išmokti šitų dalykų gyvenime, nes jeigu tu viską labai krausi į save, tai bus... Bet čia, žinai, dar yra toks dalykas, aš asmeniškai, tie klientai, kurie vaikšto 4 metus, 3, žinai, 5 pas mane, visi tie patys stabilus, realiai kokie 60-70% mano klientų, netgi daugiau, gal netgi ir 8. Yra tie patys, žinai, kurie 5, 4, 3 arba 2 metus eina, tuo pačiu metu, tom pačiom dienom ir nieko nesikeičia, žinai. Tai va, neturi kaitos daug, žinai. Ir žinai, kaip dar nutinka tokiu atveju. Tu prisileidi pats asmeniškai juos į tą artimą ratą, jie patampa tavo draugai, žinai, tu jiem esi draugas, žinai, jie gal pasako tau netgi kažką daugiau negu turėtų ir galbūt, pavyzdžiui, jų antras pusės žino kažką mažiau, negu tu žinai. Čia dar per vyrišką pusę, žiūrint, aš manau, kartais vyras vyrui vis tiek pasako tam tikrus dalykus. Tai būna ir klientės moteris. Jaučiu vis tiek. Tikrai pasipasako. Bet čia, žinai, tada, kai buvo pas mus svečiuose kolegė mūsų Viktorija, irgi pasako, kad ten daugiau pasako, negu reikia. Žinai. Taip. Tai čia labai svarbu galbūt net nepasimti tų minčių savo, nes tau to nereikia žinoti. Iš esmės. Reikia, žinosi ar nežinosi, gal taip sakykime, žinosi ar nežinosi, nieks tau to nepasikeis gyvenime. Tai... Visiškai. Tai tiesiog labai svarbu tą kažkokią ribą uždėti, žinai. Arba jeigu tu nori su juo tą santykį turėti ne tik salėje, bet ir ten laisvalokį nuvaryti į miestą, ar ten pavakariniauti kartu, ar papietauti, tai tegul, žinai. Bet svarbu, kad tada atfiltruotum, ar tu norėtum su juo būti, tarkim, draugais laisvalokį, ar ne. Tai va. Supratau. O kaip tau, pavyzdžiui, atsakant į tą klausimą? Tai irgi bandau, žinok, seniukai blaivioms nemėginim pasižiūrėti viską. Taip. Jeigu iš pradžio aš pergyvenau, galvodavau, kad blemba, nutrunka, čia kažkas ne taip, nepasako, žmonės nelinkia pasakyti. Taip. Bet, žinai, laikui bėgant aš supratau. Palauk, bet, mano darbas yra pirmoji vietoje išmokyti žmogų. Taip. Kai aš išmokinu, žmogus pats sprendžia, ar jisai nori toliau čia mokėtos pinigus, ar jisai eina savarankiškai. Kaip ir minėjai, trenerio darbas nėra pigus. Ta prasme, tai yra tikrai prabangos klausimas, žinai, ir žmonės, kurie eina
pas tave, ar ten pas mane metus, 2 ten ir daugiau. Tai jie jau yra išskyrę biudžetą tam, kaip kažkas, aš manau, išskyręs yra paskolai, ten leasingų ir taip toliau, nes jis jau save žino. Ir jis žino, kad jisai tada neis. Ir čia yra jo gyvenimo išlaida, žinai, tipo, ir viskas jis skiria tą. Jo, tai tikrai treneris, jeigu tu jau išskiri, tai tu vaikštai ilgai, bet šiaip aš jeigu eičiau pas kažkokį tai, pavyzdžiui, pats eičiau pas kažkokį nors reabilitologą, ten kineziterapeuta, aš einu su konkrečiu tikslu kažką sužinoti, išmokti ir implementuoti tą į gyvenimą ir laikyti. Kažkaip teisės eini laikyti, žinai, 10 pamokų išsilaikai, gauni teisės, viskas, instruktoriusgi neturi verkti, kad pasitų nevaikštai pastoviai, žinai, tipo. Tai čia lygiai tas pats, aš tiesiog laikui bėgant, sakyčiau, tokį sveikesnės išvadas galvoj pasidariau ir jeigu iš pradžių dėl kažko liūdėjau ar pergyvenau, dabar aš tiesiog nebekreipiu į tai dėmesio, absoliučiai, tipo. Galbūt iš finansinės pusės tu supranti, kad tą klientą turi kažkas dabar kitas pakeisti, užimti jo vietą, bet čia ir yra trenerio darbo niuansai, kada, žodžiu, grafika mums gali koreguoti klientų ėjimas, neėjimas ir mes turim kažkaip šitą dalyką susivairuoti. Tai, žodžiu, aš tiesiog suprantu, kad čia ir yra didžiausias niuansas, tas nestabilumas ir jis būtent ir atsiranda iš mano pačios darbo specifikos, nes trenerio darbas nėra iš tikrųjų tas, kad ten su žmogum visą gyvenimą, žinai, vaikščioti ir sportuoti. Bet jeigu žmogui to reikia, viskas okei, aš čia. Aš čia viskas tvarkoj, mums treneriams yra malonu, kai nėra kaitos, bet malonu ne iš tos pusės, kad čia aš pats geriausias treneris, mane pasisamdė 10 žmonių ir dabar jie niekada manęs nekeičia, netiduoda kitiem. Ne, malonu iš tos pusės, kad yra stabilu. Aš turiu srautą žmonių, aš einu, neapsikraunu ir man nereikia, aš jau tą žmogų pažįstu, aš ir mažiau darbę ir emociškai pavargstu, žinai. Būnagi tokių dienų, kai pas tai ateina ten 5 ar 6 klientai ir jie visi arba ilgai vaikšto, arba tu labai gerai su jais, labai gerai sutari, tai tu žinai, galvoji, oi, čia šiandien antradienis šitas lengvasis, žinai. Tipo, aš ką noriu pasakyti, kad tiesiog su laiku tas dalykas kažkaip. Jo, bet nematau nieko blogo, jeigu žmogus vis dėlto nori ten, metus, 2 aš ir tarkim, čia yra jo kaina, jeigu jis negali prisiversti, čia yra jo demonas kažkoks tai, kur jis, bet to treneriuko iš vis nesportuos. Tikrai yra tokių žmonių. Man taip sakė. Man buvo irgi anksčiau, žinai, sunku suvokti, galvodavau, blemba, hebra, čiagi disciplina, režimas, eini, sukandęs dantis ir taip toliau. Blemba, jis sukandęs dantis to negali padaryti, tai ką dabar? Jis kitoks yra, tai viskas, jis dabar eis su treneriu ir sportuos. Taip. Tai Andriau, dabar dar vienas įdomus klausimas. Ar poilsį planuoji taip pat rimtai, kaip ir darbą? Paskutiniu metu taip, galbūt. Vėlgi, ką reiškia planuoti poilsį, žinai? Miega, atostogas. Jo, tai jeigu mes kalbam apie kažkokius ten, žinai, išvykimus, atostogas, ten kažkokius, tai šiaip anksčiau būdavo labai didelis planuotojas, dabar galbūt tiesiog apskritai iš to gyvenimo, į kurį susisukęs, mažiau planuoju tokius dalykus, bet jeigu kalbam apie šiaip dienos planą, tipo, žinai, dienoje, ar aš ieškau poilsių laiko, tai taip, aš dienoje bandau surasti tą poilsį. Tai reiškia, jeigu dėlioju treniruotės, pavyzdžiui, tarkim, ta diena daug treniruočių, tai bandau daryti specialiai jau tarpus kažkokius, tai specialiai, laikas, kad čia pavalgyti, čia gal pasportuoti, žinai. Ir pastebėjau, kad man šitas veikia. Aš tau sakiau, kad ir į pirtelės pradėjau vaikščioti, žinai, iš ryto stengiasi. Ne visada, šito būna per pietus nueinu, bet laikas savo. Laiko savo bandai. Jo, bandau toj dienoje laiko savo susirasti, žinai, kiekvienoje dienoje rasti laiko savo kažkokio tai. Nebandau, nes žinau, kad jeigu vėl tik pradėsiu, žinai, varyti, tai vėl prisirašysiu ten klientų, vėl ten visokių reikalų ir žinau, kad sudėksiu vėl. Tai man, žinai, Anelė pas mus darbė, atsimeni? Atsimenu, Anelė. Tai man kažkaip, žinai, nedaug mes ten su ją bendravom, bet jinai man pasakė, tipo, sako, sportas pas mane šventa. Sako, nesvarbu kokia diena, žodžiu, aš savo sportui laiko esu išskyrus ir čia, sako, kitaip niekaip neatsiras treniruoti laiko.
Ir kažkaip taip, atrodo, kai aš kaip tą žinau, bet man reikėjo dar kažkokio confirmationo iš išorės, žinai. Ir kažkaip aš pradėjau taip ir dėliot, kad gerai, aš noriu 3 ar 4 užsiėmimus per savaitę savo kažkokius tai duoti. Viskas, aš juos susidėlioju, žinai, ir jie bus tom dienom, žinai, kuriuom turi būti. Tai čia kas liečia sportą. O jeigu kalbam ne apie sportą, o apie tą tokį bendrą dienos poilsį, tai sakau, visada bandau susiderinti, kad būtų ir darbas, ir poilsis. O kaip tu? Atostogas visada planuoju labai rimtai, nes man labai patinka keliauti po pasaulį. O miega dabar irgi, jeigu tarkim sėdim vakare, žinai, kokį YouTube ar kažką žiūrim, ir matau, kad jau 8:30 jau reikia eiti valytis dantis, visas tas vakarą ritualą pasidaryti, kad 9 jau gulėti lovoje ir tikrai būna, jau atsisakau visko, nežiūriu ten to teliką ir panašiai. Ir pirmoje vietoje miegas, nes supratau, kad su miegu ir čia bus geriau, kokybiškų miegų. Tai bet... Čia man reiktų pasimokinti iš tavęs, žinau. Bet jeigu ketvirtadienio vakaras ir žinau, kad rytoj penktadienį dirbu gal iki 11 ryto tik tais, galvoju, gerai, davai dar pusvalandį pažiūrim kažką. Jau būna toks biški atsipalaidavimas. Pusvalandį. Jo, ir tada būna gal biški mažiau pamiegi, bet kažkaip jau man šiaip penktadienis apskritai yra darbo prasme emociškai sunkiausia. Kažkaip. Jeigu iki pietų dirbi, tai dar lengvai atgyveni, bet jeigu kaip šį penktadienį dirbu iki 4:30, jau... Tai po visos savaitės gal. Jo, aš man čia tiesiog visos savaitės tas nuovargis susideda. Bet kaip ir kalbėjom, kad savaitgalis atsirefrešinė. Taip. Jeigu pirmadienį viskas gut, reiškia, tempas buvo tinkamas tavo. Taip, reiškia, tiesiog dar vienas dalykas, kai buvau naujokas ir šeštadieniais dirbau. Ir tada jau pirmadienį atvarai toksai, vėl čia, žinai. Žodžiu, jeigu būsi naujas treneris, šeštadienį nedirb šeštadienį. Jo, tai tik naujokai treneriai šeštadieniais dirba. Tai o šiaip savaitgalį, žodžiu, buvo situacija prieš Tanzaniją, lapkričio 4, jeigu mes buvom nusipirkę kelionę, kad išvarom. O savaitgalį prieš buvau pasiplanavęs, gerai. Paskutinės savaitės prieš kelionę, davai, padirbam. Tai žodžiu, buvo taip, kad atvarė pas mus svečių. Mes taip neblogai patūsinom. Šypsenos matau. Supratau, kad aš čia šeštadienį dirbsiu. Susitariu su visais, kad velnio, nesusitinkam ir viso. Taip nutinka gyvenime, ką padarysi. Ten buvo neplanuotai gerai patūsinta. Tom fainas trenerio darbas, kad gali, žinai, būti pakankamai toksai susiderinti, žinai, jeigu kažkokios aplinkybės kažkokios. Ir, žinai, būna kartais, tikrai, praeitais metais kartais būdavo iki pietų dirbi, jautiesi taip vidutiniškai, bet čia labiau kaip peršalimas užpuola, ar šiaip kažkoks virusas. Tai turite dar viskas atvarai darbą, jau kažkas man negerai. Ir tiesiog taip nutinka force majoras, kad tu susergi ar peršali ir tiesiog parašai, hebrai, žinokit, manau, kad geriau būtų, jeigu šiandien nesustinkam, nes nenoriu jūsų apkviesti, varau namo, grįžti namo jau 3-8, žinai. Tai čia tai buvo, žinai, kada? Čia buvo, kai aš dar gripų susirgau lapkričio gale. Aš antradienį atvykau iš Tanzanijos. Aš kažką atsimenu. Antradienį iš Tanzanijos atvykau, mes turėjom savaitgalį dar podcastą filmuoti mūsų. Ir aš trečiadienį jau jaučiu, kad man kažkas negerai, ar ketvirtadienį, gal trečiadienį vakare jau iš autobusą išlipu, jau toks svaigstantis, nesuprantu, kas darosi, žinai. Susirgau gripu, o čia reikia taip greit pasveikti, nes antradienį į Indiją išvarau iš karto. Tai blecha nelabai gerai, žinai. Tai, žinok, buvo jau labai blogai. O aš ten atsišaukiu visas treniruotės, sakau, nepykit, susimatysim po naujako. Bet jaučiu, žinai, yra tokių treneriukų, kur irgi, jeigu suserga, vis tiek eina į darbą. Aš taip tai nenorėčiau rizikuoti klientą sveikatą ir savo. Gal esu vieną kartą padaręs, bet... kas iš to, jeigu žinai, kad šiandien nueisi toks, tai tikrai jau rytoj neįsi. Tu rytoj dar šudiniau jausi. Tai jau geriau grįžti namo. Dar plus apkrėsi visus, žinai. Atsilsėt, išsveikt,
tarkim, ir ne tai, kad tu atkrysi visai savaitėje, nes dirbai iki vakaro, Jo. o, pavyzdžiui, pasveiksi po 2 dienų. Jo, va tas Va taip geriau. Čia būtų mažesnis praradimas. Balansas. Visada visur balansas turi. Jo. Ir tada nei nerimo nebus, nieko nebus. Jeigu tu, žinai. Tai vat, hebra, būtinai pirmoje vietoje reikia pagalvoti, kad ne visur pinigai svarbiausia iš esmės. Nes kai per daug dirbi, prasidės nerimas, neturėsi... Vis tiek reikia sustoti. Taip. O po to tos pinigus dar gausis, reikės leisti ant sveikatos. Ir išleisit jo daugiau, dar sustosit ir vis tiek išleisit. Jo, nes nenorėsi dirbti ir gyvensi iš to, ką sutaupiai, žinai, ir panašiai, kol atsigausi. Tai aš sakyčiau, mano riba, taip sakyčiau, dabar 3-5 treniruotės per savaitę, bet aš galvoju, kad gal vasarą po atostogų gal pasidaryti 4 darbo dienų savaitę. Po biškį jau man taip atrodo, kad arba trečiadienis, arba penktadienis turėtų būti visiškai laisvas. Vasarą tai penktadienį tobulą laisvą, žinai. Ketvirtadienį vakare baigi darbą, sėdi į mašiną, važiuoji prie jūros, pirmadienį vakare grįžti. Vasarą, pavyzdžiui. Oligarchas visiškas, nu. Oligarcho gyvenimas. Šiaip, aš nežinau, aš dabar irgi pagalvoju, ar geriau, ar penktadienis, ar trečiadienis laisvas. Trečiadienį tai tu, žinai, atsirefrešini po 2 dienų ir, žinai, dar 2 ten atlaikysi, žinai, viskas sakai. O penktadienį, nu, irgi visai faina, nes penktadienį ryte visi į darbą, o tu jau išvažiuoji ir, pavyzdžiui, greitkelėje nebus daug mašinų dar. Nu jo. Čia reikia pagalvoti. Nu čia jo, nuo žmogaus labai priklauso. Pabaigai, toks paskutinis klausimas. Nu čia jau paklausiu irgi tavęs kaip iš trenerio pusės, o ne apskritai apie darbą. Jeigu pradėtum trenerio darbą, ką darytum, vat, iš naujo pradėjai dirbti trenerio darbą, ką darytum kitaip? Atsuktum laiką atgal. Iš karto įsisavinčiau tas mintis, kur man sakė vadovas, kuris mane priėmė tuo metu dirbti. Limitus užsidėtum, Jo, ne, iki kiek? sakė, iki 6 treniruočių per savaitę. Oi, per dieną. Jo, gal ir per savaitę gerai. Ir realiai aplinkiniai kolegos irgi tą patį visą laiką sakydavo, dar kai Žirmūnuose dirbau. Ir aš vis galvoju, kaip taip jie plemba, taip mažai atrodo gal dirba, kodėl aš vat sugebu, bet galiausiai atsitinka, kaip atsitinka, žinai, tie nerimai visą kitą. Tai pirmoji vietoje susimažinčiau darbo krūvį, tada iš karto savo pasakyčiau, labai baisiai daug neimk į galvą, žinai, tarkim, jeigu ten kažkas nepasisekė, svarbiausia, kad jie tai daro dėl savęs, o ne dėl manęs, žinai, ateina ir panašiai. Tai aš apie tai labai pagalvočiau. Čia psichologinis momentas. Jo, toksai. Ir sportą savo labiau gal daryčiau kaip pramogą ir hobį, negu prievolę, nes tuo metu aš privalau būtinai šiandien pasportuoti ir panašiai, bet kokią kainą, žinai. Bet aš suprantu, kad tau kaip treneriui jau atėjus pasportuoti, tai nebus kaip pabėgimas nuo darbo, nes tu jau darbė. Jo, labai gerai tu pasakai. Tai iš esmės susirasčiau gal savo tokią sporto rutiną, kuri teiktų malonumą ir kurią galėčiau ilgai tęsti. Tai va. O tu, Andriau? Žinok, aš labai panašiai irgi galvojau, kai tu atsakinėjai, galvojau, kaip aš atsakyčiau, tai irgi užsidėčiau limitus, kurius stengčiausi neviršyti kasdien, tipo. Tada savo pasakyčiau, kad turiu per savaitę, nes vis tiek mes turim, ten, tarkim, 3 kokias treniruotės paturėti ir aš neužsiciklinčiau į konkrečias dienas, kaip anksčiau, kaip sportininkas, o aš plaukčiau su trenerio to darbu, žinai, tai tarkim, jeigu matau, kad antradieniais, ketvirtadieniais mažiau tą savaitę, tai aš tą antradieniais, ketvirtadieniais tada nueisiu pasportuosiu, žinai. Taip. Jeigu matau, kad per visą darbo savaitę neišėjo pasportuoti, aš tą 3 kartą savaitgalį gal nueisiu pasportuosiu. Taip. Tai žodžiu, bet šitoj vietoje jo, nedaryčiau, kad būtent tom ir tom dienom, nes trenerio darbas yra kintantis kiekvieną dieną, žinai, ir bandyčiau čia tiesiog išmokti su flow judėti, žinai, visų. Taip. Kas dar, tada, ką dar, tai daryčiau griežtai turbūt kas 2-3 treniruotės pertrauką. Ai, turėjome menį, kad ne 6 iš eilės, o... Jo, darini, kad jo, nes aš pastebėjau, kad aš dar ir dabar būna, taip darau, žinai, galvoju, ai, bet kai būna, žinai, kaip
Bet tarkim, yra 6 klientai ir juos gali vieną paskui kitą sudėti. Bet kai nesigauna jų sudėti vieną paskui kitą, man yra geriau, žinai, gaunasi. Aš jaučiu, kad man ta diena yra lengvesnė. Aš tada, žinai, tipo, paleidžiu, žodžiu, kad, tipo, negaliu. Ir, okei, nu tai tada šitą pertrauką varysiu pirti, šitą pertrauką pasidėsiu, galbūt ten kažkokių darbų turiu, žinai, padaryti, atsakyti, žodžiu, ir aš žiūriu, kad aфиgenai tada gaunasi, žinai, viskas. O anksčiau aš grūzindavausi, žinai, arba nenorėdavau sportuoti ir jį nusportuoju per tą pertrauką, o dabar sakau, taip stengiuosi daugiau, iš pajutimo viską daryti, bet automatiškai neužsitingėti ir suprasti, kad, vis tiek turi būti kažkoks tai režimas. Tai va, tai kas liečia, sakau, tą darbą nelabai daug kas ir iš tikrųjų keistusi, žinai, bet tiesiog, daugiau bandyčiau visam tam lėkime rasti ir savo laiko, ne tik klientams. Nenorėčiau būti to batsiuvių be batų, žinai, tipo, norisi bent jau iš kokias šlepetės užsidėti, žinai. Tai va, tai aš galbūt per tokią prizmę matau. Jo, kad ne tas lėkimas, o biškis steptelt ir pagalvoti, bliama, kam čia taip greit viskas skubėti. Galima, biškį atsipūs. Sakau, čia darbo specifika, žinai, tipo, tu žinai, kad užsirašysi, atidirbsi, gausi ten pinigų už tą valandą, bet tu įsisuki šitą tokį mąstymą ir po to žiūri, kad... Visas gyvenimas pradeda lakstytis. Dažnai, kas iš tų pinigų, žinai. Tai va. Tai manau, šiandien bus tiek iš mūsų. Buvo iš tiesų įdomi diskusija ir, sakyčiau, tokia netradicinė gal, nes treneriai apie emocinį ir psichologinį nuovargį, jeigu ir pakalba, tai nebent tarpusavį, žinai. Tai mes norėjom iš esmės šiandien parodyti tą tikrą trenerio darbo specifiką, kuri gali nutikti, jeigu tu varysi be pertraukų ir be poilsio ir kad gali būti sunku. Jo, įsivaizduoju, kad gali žmonėms pasirodyti, kad čia treneris, žinai, gyvena kažkokį tai tobulą gyvenimą, bet mes lygiai taip pat kaip ir jūs su tais pačiais emociniais iššūkiais susidurėm darbe ir finansiniais visokiais iššūkiais susidurėm. Tiesiog mūsų galbūt darbas labiau įpareigoja pasitempti ir kartais jūs galite nematyti tų visų dalykų, nes tai yra tiesiog, tu profesiškai stengiasi ateiti į darbą ir būti profesionalas. Tai va, žodžiu, gal ir ne tik, kad ir iš trenerių pusės norėjom parodyti, apskritai norėjom pakalbėti apie nerimą, apie tą emocinį visą dalyką ir kad, visi chebra mes pavargstam, visi mes šitam 21 amžiui, kai viskas yra super greitai kintantis, žodžiu, yra nelengva, visiems nelengva, bet stenkimės nepamesti savęs, stenkimės rasti gyvenime balansą ir vėlgi, jeigu matot, kad kažkas tai aplinkoj lekia išdegęs akis, biškį sustabdykit, padėkit tam žmogui sustoti, nurimti, žodžiu, padėkim vieni kitiems, gyvenkim fainą gyvenimą, neperdėkim ir tą gaidelę, kaip visada, tiesiog norėčiau pasakyti ačiū, kad žiūrit mūsų podcastą. Nežinau jau kelintą mes čia laidą iš tikrųjų įrašinėjom, bet penktą jau, ne? Šeštą. Laikas, žodžiu, sproksta. Ačiū visiems, kas esat pasijungę, prenumeruojat mūsų YouTube, stebit mūsų Instagram'e. Augam kartu su jumis. Taip, tai ir dėl jūsų. Taip. Tai spauskit laiką, rašykit vėl, mes atkreipsim visą laiką dėmesį į komentaruose, viską perskaitom. Atkreipsim dėmesį į jūsų pasiūlymus, tai būtinai rašykit. Mačiau ten vienas, man atrodo, Rytis komentaruose rašė, labai daug visko prirašė, kad apie viską ten vos nepakalbėti. Tai jūs biškai labiau galbūt kažkaip siauriau neišsiplėskit, nes ten, nežinau, Rytis prirašė gal 50 temų, kurias galim kalbėti. Tai, žodžiu, nematėjai komentarą? Aš žiūrėjau. Tai, žodžiu, labai daug. Tai biškai paprasčiau, nes ten jau mums prašyta 2 metam į darbo, 2 metam į priekį iš Ryčio komentarą. Tai Ryti, ačiū, kad parašėjai, bet galbūt kažką tai siauriau apie vieną dalyką. Taip. Tai va, tai dar kartelį ačiū ir iki kitų kartų. Iki. Su jumis ne tik raumenis. Ne tik raumenis. Like, share, subscribe. Yeah. Gerai.